Sveiki visi, taigi tęsim su mūsų ta musė, baigiam su dažymu, ne? Ir dabar mes einam prie kabinos ir 3D šitų dekolių. Ir dabar su šitom 3D dekoliam viskas kaip ir čia paprasta. Turime mes tokią instrukciją, kuri mums pasako, ką reikia nuvalyti ir kas kur dėsis vietoj ko. Tai mes, kadangi jau nusidažėm viską, tai mes galime jau dėti šitos savo lipdukus. Nu ir tikėtis geriausio rezultato jau šiuo atveju. Turėčiau įspėti, kad dažnai šitie lipdukai bėga nuo savo tos nešančios plėvelės, tai būkite atsargus, nepameskit. Na ir žiūrim, kaip čia mums dabar viskas susidėt. Taigi aš šitą dalį prisiklijavau, kad pasilikti maždaug jau užpakliuotą uždažytą vietą, nes mūsų kitihokas yra skersas, kaip turi būt. Taip, mes dabar galim bandyti pradėti nuo gal mažiausių dalių. Tai čia šiuo atveju bus štai šita. Na, yra čia. Jos yra nelipnios visiškai. Tai reikės patiem užsiklijuoti viską, tai turėkit galvoj. Ir aš šitas detalės klijuoju su cianokrilatu. Gali klijuoti iš tikrųjų su bet kokiais kitokiais klijais. Ar tai būtų pava, ar tai būtų ten stikliukam tiek tokie klijai. Aišku, modelių klijai, kurie yra tenais ekstra finas, tai mijos jis be abejo netinka, nes čia ne plastiką mes klijuojam. Taip, kad nesusimaišykit su tuo. Nu, mes bandom užsidėti. Čia šiaip nuėmus aš matau ant šono plėvelę dar, kuri man nepatinka. Aš norėčiau ją biškį apsipjaut, nes jinai pasimatė, kad jis nuėmus. Bandalė. Taip. Čia yra pati viršutinė dalis. Tai mes ją čia ir pridedam. Klijus naudojam labai nedaug, nes čia daug nereikia, čia vis tik detalės mažytės, nepersistengiam. Čia daugiau jau aktualu, ypatingai dirbant su CA, tai pataikyti teisingą vietą. Nes po to jau nulupų žibkelį bus kiblu. Tai toliau. Gal geriau daryti viską centrus, o tos po to sudėt. Tai mūsų centras yra štai šita dalis, kuri panašu dėsis va taip. Prieštelpam. Taip, viskas čia gerai. Truputėlį porą lašų klijaus. Viskas, čia daugiau tikrai nereikia, nes čia nedarom kažkokios tai struktūrinės dalies ar kažko ir galiausiai per daug klijos mums gali tik pakenkt. Tiesa, įdomi labai atrodo kita pusė šito dalyko. Aš gal čia biškelį irgi pasidrošiu. Nedaug, bet man čia kažkas lyg kliūna. Keistoka, taip šiaip niekad lygtais neteko daryti. Yra tekę taip daryti jau dėjus detalę, kad jinai buvo biškį ne visai tiksliai padaryta, tai tiesiog prisitaikyti reikėjo. Na, o čia viskas paprastai tiesiai
Ir liktais tiksliai. Taip. Prisispaudžiam, kad būtų prigludus gerai. Dabar ką reikės būtinai padaryti po šito viso mūsų tų lipdukų dekolių klijavimo, tai kraštus praeiti su teptuku juodai, nes jeigu matot, šonai biškelį balti, jie tokie būti neturėtų, tai čia mes ant to dalyko turėsim šiek tiek dar pažaisti. Taip, tada patinė dalis, kaip suprantu, kad nesumaišyt. Čia yra ta, tai čia jo tikrai bus šitoji. Na, dedasi, va taip. Va taip va dedasi, bet vat mes turim dabar tokį vat dalyką. Mes turim išsikišusi vietą nepalendami. Daug lieka, sakykim, to tarpu. Tas jau yra man stikiai ir anksčiau, dėl to aš iš anksto šitą reikalą pasižiūrėjau. Nors jinai palenda po šitą dalim, jinai tiek per daug išlindus, kas yra blogai, nes negražiai atrodys kažkaip. Tai bandysimės biškelį gal prisišveist su šveitimo lazdelę kokią. Šveičiasi tos detalės šiaip labai lengvai, tai nepersistengkit. Čia reiktų būt atsargiem ir mes to jos pasimatuojam. Nu jau prišveičiau taip. Daugiau nelabai norėčiau šveist, nebent eisim link tos juodos dalies. Ką mes čia turim? Turim. Gerai turim. Gerai. Turim gerai, bet aš noriu dar šiek tiek. Čia dabar tikrais, kad neprisidaryti, nes tikrai labai lengvai šveičiasi tų detalės, tai čia nepersistengiam. Čia taškelis. Čia vėl prieisimės va taip. Truputį. Stumiu kiek išeina. Taip. Turim va taip. Kaip ir gražėja vaizdelis. Nežinau, kaip jums matosi, aš pats žiūriu per kampą. Šiek tiek sudėtinga pačiam. Bet nelabai čia iš tikrųjų daug yra. Kažko naglo parodysiu. Ekraniukai ir pultelis mūsų. Dabar mes dar neklijuosim šitos dalies į vidų, nes reiktų dažyti mums kėdutes ir diržus. tą mes galime ir pasidaryti su teptuku. Tiesiog dabar prieš tai aš noriu dar pasižiūrėti, kokios spalvos jie tenais būna. Kažką panašaus gal susirasiu aš ir padažysim. Toks įdomus dalykas, aš labai daug čia nuotraukėlių praktinių savo ir matau, žmonės yra padarę šitą sraigtą su žaliom sėdynėm, juodais diržais, bet kai randu tikrą lėktuvą, tikrą sraigtą, tai sėdynės yra geriausiu atveju pilkos.
Ir juodi diržai. Viskas tame lėktuve visiškai visur yra tiesiog juoda. Labai neįdomu. Labai juoda. Ir kažkaip trūksta. Nu, bet, nežinau, aš nenoriu čia daryti stebuklų žalę, jeigu uždėsiu bus kažkaip spalvočiau, bet, nerealu, kažkaip ne. Tai pabandysim kažką suburt, kad sėdynės vis tiek padaryt tos tokios, pilkos. Čia vieną vietą mačiau, jinai tokia medžiaginė pilka, kitų rodinė. Nuo modelio gal priklauso šiek tiek tas, aišku. Bet jos tiesiog kitur juodos, lygiai taip pat kaip ir visas vidus. Ką čia sugalvot? Arba darom paprastai. Paimam tiesiog juodą. Čia jau kitokia juoda iš tikrųjų negu kad aš dažiau. Ir ją pamaišom su kokia nors, pavyzdžiui, pilka. Turimės tokią, gal aš turiu iš tų pačių figūrėlių irgi į juodą. Va, turim Altim Black. Pabandysim mes dažyti maždaug arčiau realybės, bus gal ne taip įdomu, bet kas man dar užkliuvo, tai vat jų tas weatheringas. Jie tiesiog juodi, pas jos jie apdažyti juodai ir viskas. Ir man labai keista, nes nežinau, kaip juos ten paskrečint, nes nematau aš jų suskrečintų. Mačiau vieną žmogų, kuris padarė jį ten suskrečintą, bet tikro aparato fotkių aš nerandu. Nežinau, kaip jį paskrečint. Ten galim paprimest, kad gal jis buvo gruntuotas žaliai ir biškelį prasišviečia, bet čia nepanašu, kad čia tas variantas. Kas yra iš tiesų labai keista. Vat toks, jau... Tai pilkinsim, reiškia. Mes darysim viršaus pilkai su... Ką mes čia turim? Su galvot biškelį mėto. Ir gal su... bazaltu, to vadinamo. Jo, tai maišom dažus šiek tiek. Žiūrim, kaip jie čia atrodo. Nes, nežinau, nenoriu aš daryti žalio, kai aš nerandu žalio tikros fotkės. Paprasčiausiai nerandu. O čia galima išsiimti. Pas mane ten tų užaugusių dažų. Kadangi čia bus miešinukas, tai kaip ir nelabai svarbu, kokie čia jie. Taip, susiplakam ir bandom. Čia pas mane pilka, ne pilka juoda, čia ta tokia ruda. Tai gal net prilipo mano nenuvalytas tankčiuks. Jinai juoda, bet ne juoda. Bet ar man užtinka, kaip jin čia tada padžiūvus? Kitokia. Bet padarom ryškesnė, nes čia modelis. Nes mačiau ir pilkos. Tai pilkos irgi tik tais lašioka. Čia gal per daug aš dėjau. Pasimaišom su bilė kokio. Kokas. Taip pat kad gero negadint. Pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Noriu čiut šios šviesesnės,
kad labiau užsiskirtų, tada diržus galėsim palikti, nes juodus ir visą kitą. Sėdynės bus jau tos tokios pilkos. Jo, dabar turim tokią pilką tamsią. Kaip atrodys džiūvus, aš dar nežinau, bet kažkas tokio. Pasiimam geresnį teptuką. Pabandom pažaist. Aš teptuku naudotis iš vis nemoku, iš tikrųjų, aš kiekvieną kartą vis mokinuos. Tai labai neteiskit, gal patarkit kažką geriau, kaip tai daryt reiktų. Aš nedailininkas, nežinau tų gerų patarimų tokių. Tik žinau, kad geri teptukai yra geri teptukai. Čia jau šiek tiek pasimokinau. Tiesa, man vis tiek labai gaila eurų ant gerų teptukų, bet vat, juos prižiūrint, mylint, kondicionuojant, tai jie savo darbą atlieka kitaip su jais. Tiksliau prieit gali, jie geriau laiko savo tą kraštą. Ir kaip čia, ar galą, gal ne kraštą. Tai jo, tai aš kažkada paėmiau įkalbintas, paėmiau tų Martos Kulinski teptukėlių, ir nesigailiu. Bet labai taupau, labai gaila naudot, nors taip neturėtų būti. Geri teptukai ilgiau laiko šiaip. Tiesiog labai sunku prisilaužti, sumokėti tos didelius pinigus už teptukus. Kaip pagalvoju, čia yra medinis pagaliukas su plaukeliais. Bet hobija niekas niekada nepavykęs yra gerai. Jokiam. Saktys galėsim padaryti blizgės. Nes manau, jis tokios bus. Diržus padarysim juodus. Ta pilka jau tokia, kokią aš esmės ir matau. Ir įsivaizduoju. Tai bent tiek gerai, kad yra bent jau, sakykim, ta, kažkas tokio, kaip aš norėčiau. Visgi šiek tiek liūdna, kad, pilka. Viskas juoda, viskas pilka. Bet kaip ir aš žinau, kad tai bus, nes kaip pradžiai pradėjau rinkt, tai galvoju, bus paprastas modelis, beveik viskas vienos spalvos, sudažymas, viskas paprasta būt, išorė juoda, vidus juodas, viskas juoda, o dabar kai renku, galvoju, gal galėtų biškis spalvos būt. Bet ką jau čia? Viskas čia yra gerai. Aš dabar diržų stengiuosi tiek nedažyti pačių, nes, aišku, prasmės nėra, nes jie bus juodi. Bet tiesiog tam, kad neužaugintų ant jų sluoksnį papildomą, kadangi jie pakankamai gražūs ir ploni, tai stengiuosi tiesiog nepriauginti bereikalingo dažų sluoksnio, kad jie išliktų tokie. Čia kol džiūna, aš teptuką prasiplaunu. Dabar mes galim iš tikrųjų tą patį juodą, jau nemaišytą, panaudoti diržam. Nežinau, kaip jūs, aš būna, kas labai ten kažką intensyviai darau, nustoju kvėpuot. Kas laik yra šiek tiek juokinga, bet nežinau, gal padeda, man taip atrodo. Toks placebo gal efektas. Gal iš tikrųjų padeda. Įdomu, ar aš vienas nustoju kvėpuot. Iš tikrųjų, dažyti reiktų mokintis iš šitų iš figūristų, kurie daro figūrėlės. Nes ten hebra žino, ką jie daro. Kaip tą teptuką naudot, kaip jį tenais dažyt,
visą ten skiesti panašiai. Nes ten viską daro teptuku. Viską. Ten liaudis žino. Tai va, jeigu ieškosit kada patarimų, paklausite dažo miniatiūras, figūrėlės, Warhammerį ar kažką. Tegu parodo. Nu va, padažyta. Jo, ta ruda tikrai kitokia negu šita. Reiškės, mums jinai netiks mūsų tom 3D dekoliam pasitvarkyti. Kraštam, kaip aš minėjau. Na, bet čia nelabai nustebinus reiklas, to aš tikėjausi. Tai pasitvarkom tada mes, kol dar užsiimam dažymu. Nu, pasiėmėm tų dažų, dabar patvarkysim kraštelius, kad jie taip nešviestų. Nu, va, kraštus kaip ir susitvarkėm. Manęs jie nebeerzins. Viskas atrodo susilieja, susivienodina, kas yra visai gerai šiuo atveju. Ir dabar bus galima jau viską suklijuoti, bet tai gal paliksim mes jau kitam kartui. Tai tiek iš manęs. Ačiū ir iki.